Kiekvienais metais pastebime, kad erkės puola vis agresyviau. Na, o Žilvino ir Irenos atvejais rodo, kad net ir vėlyvą rudenį ar žiemą erkės yra vis dar aktyvios. Todėl mūsų kaip šeimininkų pareiga yra užtikrinti reguliarią augintinio apsaugą nuo erkių tol, kol neturime didelės minusinės temperatūros. Tai kaip maksimaliai apsaugoti augintinį? Geriausia apsauga susidarys tuomet, kai naudosime skirtingas apsaugos nuo erkių priemonės kompleksiškai. Apsaugos nuo erkių priemonės gali būti cheminio arba natūralaus pagrindo, na, o geriausia jos būtų derinti tarpusavyje. Tai kaip reikėtų suderinti tokias priemonės tarpusavyje? Suderinti reikėtų taip, kad naudojate vieną cheminio pagrindo priemonę, na, pavyzdžiui, antiparazitinį antkaklį arba lašiukus, o kitas priemonės jau renkatės natūralaus pagrindo. Tai pavyzdžiui, prieš einant pasivaikščioti papurškite augintinį natūraliu purškikliu, kuris atbaido vabzdžius, arba patepate augintinio antkaklį pėdutes bei papilvę citrusiniais eteriniais aliejais. Taip pat galite prikabinti ultragarsinį pakabuką prie antkaklio, na, arba dar vienas pasirinkimas yra nenuplaunamos kailio putos su dimetikonu. Jos veikia tarsi spąstai, į kurias patekusios erkės nebegali judėti, todėl arba iškrenta pačios, arba jas pašaliname šukuodami kailį po pasivaikščiojimo. Taigi priemonių nuo erkių yra pačių įvairiausių, na, o geriausia jas yra suderinti tarpusavyje, tai yra naudoti kompleksiškai. Taip būsime užtikrinti, kad augintinis yra apsaugotas nuo erkės įsisiurbimo, bei taip pat sumažinsime riziką nuo erkių platinamų ligų bei jų keliamos grėsmės sveikatai.